Sveiki, mėlieji! Šįsyk kviečiame apsilankyti unikaliame Dzūkijos krašto kampelyje, pačiame Alytaus mieste esančiame Vidzgirio miške. Čia auga ypač didelę botaninę vertę turintys retieji augalai, daug saugomų gyvūnų rūšių. Vidzgirio botaninio draustinio teritorijoje yra ir archeologinis paminklas Radžiūnų piliakalnis. Gausu puikių gamtos vaizdų traukiančių iškeliautojus. Atrodo, kad daug kas gali išsaugoti gamtą, bet ją apgins tik tai meilė. Gamta išliks sveika tik tuo atveju, jei žmogus ją pamils vien todėl, kad ji nuostabi. Dzūkijos kraštas turtingas miškais ir juose slypinčiomis gamtos gerybėmis. Pačioje Dzūkijos sostinėje Alytuje esantis Vidzgirio miškas puikiai vieta pabūti gamtos prieglobstyje, pasigrožėti unikaliais jos kūriniais. Už Vidzgirio botaninio draustinio įvairovę atsakingas Žuvinto biosferos rezervatas. Jo darbuotojas, tyrimų informacijos skyriaus vedėjas Žydrūnas Sinkevičius, mielai sutiko drauge su mumis pasivaikščioti po Vidzgirio mišką ir papasakoti apie šioje ramybės oazėje slypinčias gamtos vertybės. Šis Vidzgirio miškas, botaninis draustinis, yra priskirtas mūsų saugomai teritorijai. Reiškia, prižiūrėti jos biologinę įvairovę. Kadangi ši teritorija neturi savo administracijos pačios, yra vykdoma tokia politika iš saugomų teritorijų tarnybos, kurios neturi saugomos teritorijos savo administracijos ir tiesiog, kad jos nebūtų paliktos nuošaly, tos vertybės, kurios yra saugomos šiame miške, būtų prižiūrimos, reiškia, deramose rankose. Taip, kad mes atsakingi ir už Vidzgirio botaninio draustinio visą įvairovę, kuri yra šiame draustinė saugoma. Dažnai, reiškia, ir patys alytiškiai, kurie čia vaikščioja pačiam miške, jie pastebi tokį vizualinį bendrą estetinį vaizdą miško. Bet gamtininkai, kurie čia užklysta, reiškia, su kitu tikslu pasigėrėti tomis vertybėmis ir pasidžiaugti tomis vertybėmis, kurios saugo pats Vidzgirio miškas. Na ir miestelėnams yra specialiai įrengtas šalia, pačiam Vidzgiryje, šalia miesto Alytaus yra gamtinis pažintinis takas. Ekologinio mokomojo tako trasoje išskirta 18 stotelių. Stotelės parinktos tose trasos vietose, kuriuose telkėsi vertos dėmesio retos ar unikalios augmenijos ir gyvūnijos rūšys, reljefo formos, kultūrinių, istorinių ir archeologinių požiūrių vertingi objektai, unikalios augalų bendrijos, saugomi augalai ir gyvūnai Europoje bei Lietuvoje. Vidzgirio miškas išskirtinė, reiškia, tokia žalia sala, galim pavadinti, Alytaus perlas yra Alytaus mieste, kuriame ne kiekvienas miestas turi tokį mišką ir kuriuo galima tiesiog netgi europiniu mastu pasididžiuoti. Pasakyti štai, ką mes turim iš tikrųjų. Gamtinio tako trasa yra Alytaus miesto ribose Vidzgirio botaninio draustinio teritorijoje. Tako trasos aplinkoje vyrauja plačialapių miškų klasės Liepinių skroblynų asociacijos bendrijos, kurios įtrauktos į Lietuvos bendrijų raudonąją knygą. Trasoje galima susipažinti su 3 europinės svarbos miškų buveinėmis – skroblynais, griovių ir šlaitų bei aliuviniais miškais. Tako aplinkoje auga 7 Lietuvoje saugomos augalų rūšys, sutinkama 10 Europai svarbių gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga. Tako aplinka pasižymi medžių, krūmų, žolių, grybų ir samanų rūšių gausa.
1960 metais būtent dalis Vidzgirio miško buvo paskelbta botaniniu draustiniu. Dabar užima apie virš 300 hektarų plotą. Na ir Vidzgirio vertybės jos yra žinomas nuo senų laikų. Čia yra dirbęs, reiškiasi, miškų, kada buvo išteikta miškų mokykla. Miškų mokykloje pats Tadas Ivanauskas ir tikriausiai jam teko netgi vaikščioti pačiam Vidzgiryje ir daugelis kitų miškininkų. Iš karto miškininkams, reiškiasi, užstrigo ta pati įvairovė, nes miškas yra daugmaž, jeigu taip žiūrint iš tos biologinės pusės, tai yra ganėtinai ir jauno mes rasime medyno ir seno. Ir ta įvairovė labai varijuoja. Pagrindinis tikslas Vidzgirio mišką paskelbti saugomą teritoriją buvo siekis išsaugoti patį didžiausią Lietuvoje skroblyną su 120 metų senumo ąžuolynų ir jame augančiomis retomis augalų rūšimis. Pats Vidzgirio botaninis draustinis, jo flora yra be galo, reiškiasi, skaitlinga, tai beveik siekia apie 350 rūšių augalų vien tik tais. Jeigu mes šitaip detaliau pasivaikščiosim, būtum, reiškia, akylus, surastam apie 23 saugomų augalų rūšis pačiam, reiškia, draustinėje. Na, aš dar nešneku apie paukščius, čia yra peri ir vidutiniai geniai, ir, reiškia, ir vidutiniai, ir didieji geniai. Na ir va čia mes kaip tik tai girdėjom juodąją meletą. Na, iš tos entomologinės pusės, jeigu čia Vidzgiryje apsilanko entomologai, jie visą laiką randa ką pakrakštent, tai yra, reiškia, senuose ąžuoluose, kurie yra išpuvę, reiškia, jų vidus, tam puviny gyvena labai reti Europoje vabalai, reiškia, niurspalvis auksavabalis, Osmoderma eremita. Šis vabalas yra saugomas pačioje Europoje, nes kelios yra radimvietėse, Lietuvoje mes turim didesnę tokią populiaciją ties Kėdainiais, na ir Vidzgiryje irgi ganėtinai tokia didelė populiacija yra išlikus. Pirmoji gamtinio tako trasos stotelė – Raguva, neigiamoje reljefo formoje susidariusi dėl smulkių vandens tėkmių sukeltos erozijos. Raguvą sudaro du priešpriešiniai miškų apaugę šlaitai. Dėl skirtingo saulės šviesos kiekio viename jų augalija vešlesnė. Šlaitai šaltiniuoti, dugne kartais būna mažų išdžiūstančių upokšnių. Raguvos dažniausiai aptinkamos didelių upių pakrančių šlaituose. Mes esame vienoje iš gamtinio tako stotelių ir aš norėčiau šiek tiek papasakoti apie vieną tokių retesnių šio miško ir Lietuvos augalą, tai yra gebenė lipikė. Va, jinai, dabar dėl ko jinai lipikė, pats pavadinimas, tai gebenė toksai mistiškas, kažką tai reiškiasi toks ypatingas augalas, o lipikė dėl to, kad jinai savo orinėmis šaknimis, reiškiasi, kariasi į medžius. Nors jinai yra paplitusi, kad čia pasižiūrėjome, reiškiasi, aplinkui, mes radom keletą, reiškiasi, augalėlių, kurie yra, reiškiasi, ant pačios dirvos įsitvirtinus. Ir jeigu tai pasižiūrėjus detaliau, tai tas pats individas, va, jisai yra vientisas. Tai čia gali būti, tarp mūsų mes, kai čia stovim, galėjo būti vienas arba du augalėliai, kurie išplitę. Bet matyt, čia gyvūnai arba, reiškiasi, kitos aplinkybės lėmė tai, kad jisai, kada eina dauginasi paprastai savo stiebų, šakniastiebiais, jis iš karto turi orinės šaknis. Ir galėjo taip, kad gyvūnai jį prakirsti, reiškia, susidarė atskiri tokie individai. Na ir jisai, vat, čia Vidzgiryje mes lankysimės vat kitoje vietoje, ten, reiškia, daugiau, kur yra kitokios sąlygos. Jisai įsikarė iki 3-4 metrų aukščio į pačius, reiškia, skroblus, mes galime pastebėti. Pats augalas yra atkeliavęs kartu su, reiškia, pačiais skroblynais, nes kadangi jo kelionė prasidėjo kažkur tai prieš 6000 metų, kada Lietuvoje pasitraukęs ledynas, šiek tiek atšilo klimatas ir čia pasitraukė šiltamėgės borealinės, reiškia, augalų rūšys. Ir kartu reiškia, traukėsi pas mus patys skroblynai, na ir su jomis kartu ir tos, kaip minėjau, šiltamėgės rūšys. Geltonžiedis šlamutis dažniausiai sutinkamas būtent skroblynuose, žinoma, auga ir Vidzgirio miške. Dabar iš šalmučių, jeigu taip
pasižiūrėjus į jį, čia mes matom jį natūraliausios sąlygos į miške, o jeigu darželiuose detaliau pasižiūrėjus, tai yra irgi galima jį sutikti, jisai žydi geltonai, o jo patys lapai tokie margalapė natūrali forma būna. Va, tai mes galime irgi darželėje sutikti. Na, dabar mes čia šiek tiek į tą visą skroblyno grožį esam pavėlavę. Va, nes kadangi jisai tokias turi atskiras pavasarį spalvų spektrus. Jeigu mes ateinam anksti pavasarį, kada būna jau išlindę tik tais žibuoklės, mes matom visą laiką padengtą, reiškiasi, mėlyna spalva. Na, praėjus 2-3 savaitėmis, kadangi žibuoklių toks žydėjimo intervalas yra kažkur apie savaitę, iki 10 dienų, pats žiedelis, reiškiasi, įsilaiko apie 5-7 dienas, na ir tvarkingai gražiai jos, reiškiasi, užgesta, tada pradeda žydėti, čia yra keletas augalėlių, baltažiedės plukės, o tada viskas, reiškiasi, pasidengia iš vientisai balta spalva. Viena unikaliausių Vidzgirio miško buveinių – skroblynas. Didžiausiai, reiškiasi, skroblynų masyvai yra išplitę pietų Lietuvoje, tai yra Marijampolės, Alytaus, na, šiek tiek Varėnos rajonuose. Ir skroblynas dalyja Lietuvą į 2 dalis. Reiškiasi, kur patys yra išplitę skroblynai, tai yra šilto klimato rūšys yra išplitę, na, o šiaurinėje dalyje toliau prasideda spygliuočių miškai. Tai va, mes turime ir mes esame čia kaip tik tai tokiam tipiniam skroblyne. Lyginant su kitais medynais, visoje Lietuvoje skroblynų nėra labai daug. Iš viso apie 1000 hektarų. Skroblas ganėtinai aukštas medis. Esant palankioms gyvenimo sąlygoms, jis išaugo beveik iki 30 metrų aukščio. Skersmuo siekia net iki 0,5 metro. Jisai kaip medis nugyvena ganėtinai ilgą amžių. Tai yra, seni skroblai siekia iki 200-300 metų amžiaus. Tai reiškia, tokis yra jo egzistavimo laikotarpis miške. Na, dažniausiai, ir Vidzgirį mes sutiksim, tokių mes nesutiksim jau galingų skroblų, kurių siektų diametras iki 0,5 metro, arba net yra rašytinių šaltinių, kad iki metro siekia. Tai galime įsivaizduoti, reiškia, galime sumaišyti, jeigu pagal diametrą su ąžuolu. Sulaukęs 120 metų skroblas palaipsniui pradeda nykti. Prasideda tas vadinamasis gamtinis brandumas. Jo širdis paprastai, reiškia, išpūva, užpuola seną medį ligos įvairios. Na ir jisai išvirtęs palieka vietą kitiems, reiškia, skroblams, kurie atsiradus erdvėj, kurie tarp savęs, reiškia, konkuruoja. Ir laikui bėgant, jeigu mes va čia pasižiūrėtum, yra kur tas išpjautas ąžuolas, va ten buvo, kaip tik tai jis yra jaunų skrobliukų. Na ir toksai jaunas skrobliukas, jisai turi labai konkuruoti, kažkur tai per metus užauga iki beveik 0,5 metro. Jisai tarp savęs. Na ir paskui laikui bėgant, kadangi jisai yra pats šviesamėgis, neišlaiko konkurencijos ir lieka vienas kitas skroblas tik tais. Na ir tas skroblas, kuris dabar yra iki, tarkim, 6 metrų, gali siekti net iki 30 metų amžiaus. Skroblas, jeigu taip žiūrint iš biologinės pusės, labai yra, mielai priima kitus mikroorganizmus. Va. Tai dažniausiai yra kerpės, samanos, kurios įsikuria būtent ant pačių skroblų žievės. Va. Na ir va čia mes matom, kaip tik tai yra kažkoks tai paukštelis pradėjo sukti lizdą. Va, čia tokiuose atsišakojimuose. Va. Na ir jeigu mes detaliau pastudijuotum, čia reikėtų, reiškia, pasimti specialiai lupą, kas eina į mišką, ir atkreiptum dėmesį, kad tos visos kerpės ar tarkim, samanos, jos nėra vienodos. Vienos yra žalesnės, net mes rastum tokių net panašios į matilius. Raudonos tokios samanos, tai būtų reta, kuri būtent yra tik tai auganti ant skroblynų. Skroblo mediena yra labai kieta, o jo sula ypatingai saldaus skonio. Seniau tai iš pačios skroblo medienos gamino krumpliaračius, nes kadangi mediena yra, kaip minėjau, nelabai skali, jinai labai kieta ir techniškai tvirtom detalėm naudojama. Na, iš sulos pagal įvairią, reiškia, panaudojimą, tai galima tą sulą ir vartot, ir galima, reiškia, netgi atskiriais atvejais anksčiau netgi varydavo iš jos spiritą, nes pakankamai jinai yra saldi, jeigu kam teko
ragauti, nes tos pačios yra šeimos kaip ir, reiškia, biržai. Sustojome Vidzgirio miško sėklinėme ąžuolyne. Čia akį patraukė neįprastai aukšti, taisyklingos apvalios formos medžiai. Ąžuolai nėra būdingi tokie tipiniai, kuriuos galima sutikti eiliniam, reiškia, miške. Mūsų ąžuolai čia yra, jeigu mes į lajas pasižvalgytum, tarsi ištysę aukštos pušys. Jisai, reiškia, pati laja yra lygi, nėra tokia, reiškia, istorėjimų staigių turi, įsišakojimų. Ir, reiškia, pats vainikas šakų jau formuojasi pačioje ąžuolo viršūnėje. Na ir jeigu iš tos pusės pasižiūrėjus, reiškia, iš kitos tokios įdomesnės pusės, kaip čia viskas formavosi. Matyt, taip jau atsitiko, kad Vidzgirio miške susiformavo atskira ąžuolo, reiškia, tokia populiacija, paprasto ąžuolo populiacija, ir kuriai, reiškia, ir toliau lemta būti tokiai įdomiai. Na ir miškininkai, matydami šios įdomius ąžuolus, šį patį medyną, įsteigė čia kaip tik tai sėklinio ąžuolo tokią draustinį. Tarp kitų medžių, lydinčių skroblynus Vidzgirio miške, išplitusios ir pavienės liepos. Jeigu mes šnekėjome apie skroblą, kad tai yra be galo kietas medis, tai liepa turi šiek tiek praktiškesnė. Be galo mėgiama yra drožėjų, kurie, reiškia, užsiima drožybą. Pati medina yra balta, iš pačios žievės, reiškia, yra pinamos ir, reiškia, ir vyžos, ir kašika galima, ir visokius tokius dirbinius. Na, pati liepa yra pusiau unksminis augalas ir jeigu mes taip pasižiūrėtum, dabar jinai yra kaip tik tais įsprogus. Jau yra, mes matom 4 lapelius, dar kiek laiko praeis ir birželio pabaigoje jinai pražys. Na, iš liepžiedžių bitė suneša be galo geros kokybės medų, tai yra ir vaistinis kartu augalas. Kaip žmogus, taip ir medis nugyvena jam skirtą amžių su jam skirtomis ligomis, dėl kurių miršta arba sugeba prisitaikyti ir nugyvena ilgus metus. Šis gumbas, toksai pastorėjimas būtent šio ąžuolo, tai yra virusinis susirgimas. Virusas pakliuvęs į, reiškia, jo brazdą už žievės, išskiria medžiagas, kurios aktyvina augimą pačio, reiškia. Na ir trigubai ar netgi greičiau tos medžiagos pradeda, reiškia, veikti, jos pradeda, reiškia, visa bakterijų kolonija irgi palaipsniui augti, ar tai viruso, ar tai bakterijos, reiškia, kolonija. Na ir tuo labiau, reiškia, gamina daugiau tų visų medžiagų, kurios aktyvina patį, reiškia, augimą. Na ir susidaro tokie išaugimai. Dabar tuos išaugimus, jeigu mes pasižiūrėjom, tai nebus vientisai ir medienos auginimas. Čia daugiau yra, reiškia, su pertvaroma, jeigu visur pasižiūrėjus. Na ir tokius visokius nukrypimus, tai yra ąžuolui blogai, nes kadangi jisai turi ne tik tai šitą virusinį susirgimą, bet ir dar prasidėjęs, reiškia, medienos rudasis puvinys. Čia mes, reiškia, matom tokias nuotrupas. Na ir šitoj visoje kolonijoje, kadangi čia viduje yra reiškia, pertvaros įvairios, tokios, reiškia, kaip dirbtinis skruzdėlynas, apsigyvena kai kurios miško skruzdės. Jeigu mes dažniausiai sutinkame miške rudasis, tas stambiasis miško skruzdės, čia yra šiek tiek taikesnės, nes jeigu mes prie skruzdynų tik tai prieinam arba prie jos tako, iš karto, reiškia, jos atsistoja agresyviai pozoj, savo rūgštį sviedžia, arba ten, reiškia, žandikauliai stengiasi mums išžnybti. Čia yra kitos skruzdžių rūšis, kuri yra taikesnė, jinai turi savo, reiškia, interesus prie šito ąžuolo, nes kadangi ąžuolas yra labai puikus prieglaustis. Čia jos ir slėptuvė, ir namai, ir, reiškia, ir sandėliai šitam yra ąžuole.
Vidzgirio miške galime sutikti itin retą, kiek neįprastą spygliuočių medžių rūšį visoje Lietuvoje – tai maumedį. Vienintelė spygliuočių rūšis, kuri auga mūsų sąlygom, mūsų reiškia klimato juostoje, kuri meta spyglius. Na ir va dabar kaip tik tai prasideda spyglių skleidimasis. Jeigu mes pakeltum galvas viršui, pamatytum, kad reiškia tokios ryškiai salotinės spalvos, tie spygliai yra. Na, kuo maumedis yra įdomus? Tai greitai, kaip matot, jeigu tai pasižiūrėjus, aš vos jį apglėbiu, tai yra greitai auganti spygliuočių rūšis, labai, labai produktyvi. Šitie maumedžiai, jie siekia apie 70 metų laiką. Maumedžio mediena labai sunki, ilgaamžė, nepūvanti vandenyje, todėl naudojama laivų, medinių namų statyboje. Maumedinė, jeigu mes pasižiūrėtum taip reiškia į priekį, tai yra, kaip minėjau, svetima rūšis šiam miškui ir jisai be žmogaus, reiškia, sodinimo, jisai išnyksta palaipsniui. Na, toliau, reiškia, mes matom, kad tai yra sekantis etapas, kuris vyksta miške, ateina skroblynai. Palaipsniui nori, nenori, bet skroblynas užima savo pozicijas. Mes, jeigu tą medyną, ar jis čia savaime išvirs, ar, tarkim, mes, jeigu medyną paimtum, pašalintum, čia mes turėtum vėlgi natūralų, reiškia, tokią buveinę kaip skroblynus. Vienoje iš Vidzgirio miško gamtinių tako stotelių Kirmijos upelio akį patraukė upelio šlaituose esančios atodangos. Potvinių metu išgraužti skardžiai, kuriuose dirvožemis nedengia uolienų sluoksnių. Savitas Kirmijos slėnis. Suvirtę medžiai paliekami pūti, formuodami tik skardžiams būdingą gamtovaizdį. Drėgmė sudaro palankės sąlygas viešėti samanoms ir grybams. Čia prieglobstį randa gausybė gyvių rūšių. Na, pats Kirmijos upelis jau, reiškia, iš savo tokių vingių, vingelių, įvairių, reiškia, pasukimų primena Kirminą. Tikriausiai jo pavadinimas, reiškia, kilęs tas toks Kirmijos, tai priminantis Kirminą, reiškia, taip gražiai ir pavadintas. Šis negilus vandens telkinys, vadinamas Kumučių bala, turi savitą augaliją ir gyvūniją. Čia veisiasi raudonpilvės kumutės, česnakės. Vidzgiryje tarp žolių prieglobstį randa ir pievinės varlės. Balose galime susipažinti su mažosiomis ir didžiosiomis skudrinėmis, smailės nukėmis varlėmis. Tarp kiminų kupstų galime aptikti gyvavedžius driežus. Duobutėse tūno pasislėpusios paprastosios rupūžės. Šlaituose galime pamatyti prieš saulę besišildantį gluodeną, paprastai žaltį ar vikrųjį driežą. Jeigu mes turėtum laisvą minutę, čia yra ir kelmų, reiškia, atsisėdus iš tikrųjų mes išgirstum labai malonių ausiai garsų. Nes kaip tik tai tokiose vietose, balose reiškia, prieš mus šitoje esančioje baloje apsistovėt, matot ir, reiškia, vandens paukščiai, ten nutupė, reiškia, didžiosios antys, o dabar ko jos čia nutupė, aš ir pasakysiu. Nes kadangi netoliese, kad kažkur tais arba jos čia gali netgi perėti šitoj baloje. Na ir labai puikios čia maitinimosi vietos, nes kadangi mes kaip vaikščiot matė, ten balelių labai ypatingų nėra. Taip, kad visi varliagyviai, kurie čia gyvena, ir žaliosios varlės, ir smailesnukės varlės, ir tos pievinės varlės, ir netgi būtent Vidzgiryje yra viena ypatingai, kuri saugoma ir Lietuvoje, ir Europoje, tai yra raudonpilvė kumutė, kuri yra čia, reiškia, sutinkama. Tai yra jau mažiausiai Lietuvos rupūžiukė, ir jinai gyvena būtent šitoje baloje. Keletą valandų pavaikščioję po Vidzgirio botaninį draustinį, siekdami kruopščiai sužymėtomis ekologinio mokomojo tako trasos stotelėmis, užkopėme į Radžiūnų piliakalnį, dar vadinamą Pilaitę, esantį ant kairiojo Nemuno kranto aukštumos kyšulio.
jeigu mes kažkur tai gerėjomės miško vaizdais, nepakartojamais reginiais. Na, čia, reiškia, atvykus, tai visą laiką taip ir pamirštai, ką matai, savo visas problemas užmiršti, kai prieš tave atsiveria viena Nemuno tokių pavingiuotų vietų. Anoje pusėje matosi pušynai, šitoje pusėje, reiškia, matosi yra Vidzgirio miškas. Pats Radziūnų piliakalnis, jisai pagal radinius, čia aptiktus, reiškia, vyktus žvalgybiniams tyrimams, yra priskiriamas jotvingių kultūrai. Istoriniuose šaltiniuose Radžiūnų piliakalnis minimas dar 13 amžiuje. Iš vakarų jį supa gili dauba su joje tekančiu mažu Kirmijos upeliu. Iš pietų ir rytų teka Nemunas. Šiaurėje jungiasi su Nemuno kranto aukštuma. Nuo piliakalnio viršūnės atsiveria nuostabūs vaizdai į Nemuno slėnį. Ne tik Dzūkijos sostinės svečias, bet ir dažnas jos gyventojas nė karto nėra buvęs šiame unikaliame gamtos kampelyje Vidzgirio miške. Taip jau yra, jog ieškome grožio kažkur kitur, bet dažnai pamirštame, kad jis yra čia pat, visai šalia mūsų. Dėkui, kad šį pusvalandį buvote drauge su mumis. Iki kitų susitikimų.